Mėly vaikučiai! Žinau, kad nekantraudami laukėt, kągi šiandien parašė Vilniaus kalėdų senelis ir žurnalas Vakaro žvaigždelė. Kiškių stovykla. Zuikis Puikis mokosi draugauti. Zuikis Puikis patyrė vieną įsimintiniausių vasaros nuotykių ir tai buvo zuikių stovykla. Zuikiams įprasta gyventi pavieniui. Jie nemėgsta gyventi kolonijos, kaip jų pusbroliai triušiai. Zuikiai mėgsta atviras vietas, jiems patinka bėgioti, nes turi stiprias kojas. Vis dėlto net ir vienišiams zuikiams reikia kad nors susitikti ir pabendrauti. Susipažinti, susidraugauti, susiporuoti, prisiminti zuikių istorijas ir nuotykius, apsvarstyti, kokie jie yra, kokios perspektyvos jų laukia gyvenant šiauriame ir žiauriame laukinėme pasaulyje. Šią vasarą zuikiai stovyklauti susitiko prie ąžuolinės miško, nuostabioje laukymėje, prie gražaus didžiulio tvenkinio. Tokią vietą patyrę zuikiai pasirinko dėl to, kad iš ten gerai matyti, kas dedasi aplinkui. Jei įsiveržtų koks nors plėšrūnas, zuikiai lengvai išsibėgiotų. Iš įvairių vietovių stovyklauti atvyko skirtingi zuikiai. Pavyzdžiui, vieni zuikiai buvo trumpaodegiai, o tai reiškia, kad jų uodegos trumpesnės negu įprasta. Taip pat į stovyklą atvyko ilgaausiai zuikiai. Turbūt jau supratote, kad jų ausis buvo ilgesnės nei įprasta. Zuikis Puikis buvo iš tų zuikių, kurie vadinami pūkuočiais. Turbūt jau numanote, kodėl jis vadinamas pūkuočiu. Taip pat buvo zuikių žvairių, pilkių, šokliųjų, kapledančių, knyslių. Kai į stovyklą subėgo visi šie zuikiai, iš pradžių buvo labai keista ir net juokinga. Pūkis labiausiai stebėjasi žvairaisiais zuikiais ir jam atrodė, kad jie kažkokie nenormalūs. Viena akis žiūri į vieną pusę, kita į kitą. Tiesą sakant, jam net norėjosi iš žvairųjų zuikių pasijuokti. Pirmoji stovyklos diena tokia ir buvo. Kol zuikiai atsitokėjo, kad yra taip kaip yra, visi zuikiai yra tokie, kokie yra, tik šiek tiek kitokie. Ir tas kitoniškumas jiems padeda prisitaikyti ir išgyventi tokiamis aplinkybėmis, kuriomis jie gyvena. Pradžioje buvo girdėti, kaip kas nors juokiasi vienas iš kito. Ei, brolyti, tau turbūt vilkas uodegą nukando, pašaipę pastabą pasakė vienas šoklusis zuikis praeinančiam trumpaodegiai. Būrelis netoliese tupinčių šokliųjų pradėjo kikentis, kad trumpaodegis susidrovėjęs pabruko tą savo trumpaodegėlę ir movė šalin, pažadėjęs savo daugiau nebestovyklauti tokių nedraugiškų zuikių būryje. Taip negerai pradėjo savo mąstyti zuikis Pūkis. Mums reikia ieškoti bendrumų, o ne skirtumų. Ir nejuoktis vieniem iš kitų, o pamatyti vienas kito privalumus. Išvelgti tai, kas yra gera. Iš tikro ne vienas Pūkis taip mąstė. Zuikių stovyklos viršininkas irgi pasakė: užteks juoktis vienam iš kito. Dabar bus užsiėmimai, per kuriuos geriau vienas kitą pažinsime. Pirmiausiai stovykloje buvo zuikių paradas. Buvo iškelta zuikių vėliava ir visi zuikiai susigrupavę pagal savo giminės pražygiavo atidodami pagarbą zuikių vyresnybei ir vėliavai. Paskui, aptarus stovyklos eigą, tvarką, įstatymus, zuikiai buvo pakviesti dalyvauti stovyklos programoje. Pirmoji programos užduotis buvo suburti 5 skirtingų zuikių komandas ir dalyvauti lenktynėse, kurios priminė zuikių triatloną, todėl visi zuikiai galėjo parodyti savo privalumus. O prizas komandai buvo šviežių morkų pintinė. Lenktyniaujantiems zuikiams reikėjo bėgti, stebėti plėšrūnus, prasikasti, šokinėti per kliūtis, klausytis pavojaus garsų, apsimesti kitų gyvūnų. Puikiai geriausiai sekėsi apsimetinėti. Jis susirietęs išpūtė savo pūkus ir iš šalies Pūkis atrodė panašesnis į ežį negu į zuikį. Deja, Pūkio komanda nelaimėjo prizo, tačiau Pūkis rungtyniaudamas susidraugavo su ilgaausia zuike, kurios vardo dar neišdrįso paklausti. Ir susitaikė su vienu iš kapledančių, kuris prieš tai buvo iš jo pasijuokęs dėl pūkuoto kailio.
Paskui zuikiai aptarė 5 svarbiausias zuikių vertybės. Sutupę rateliu jie kalbėjo, kokius dalykus labiausiai vertina. Atlikdami šią užduotį jie suprato, kad yra labiau panašus negu skirtingi. Be to, Pūkis išgirdo, kad toji puikioji ilgaausė vertina tokias savybės kaip pasitikėjimas, ištikimybė, kantrumas, ištvermė, darbštumas ir suprato, kad jam reikia su tokia puikia zuike susipažinti. Per pertraukėlę Pūkis jai taip ir pasakė. Aš Pūkis, o koks tavo vardas? O aš esu Smilga ir man labai malonu su tavimi, Pūki, susipažinti. Taip atsakė ji. Zuikių stovykla baigėsi taip, kaip daugelis zuikių ir manė. Šarka, kuriai zuikiai buvo padovanoję dovaną, vis dėlto nebeišlaikė paslapties ir miško gyventojams paskelbė apie zuikių stovyklą. Pirmosios prisistatė lapės su lapinais ir klastingai puolė stovyklaujančius zuikius. Tačiau šie jau buvo gerai prasimankštinę ir apsitarę, kaip reikia saugotis nuo plėšrių miško gyventojų ir įvairiausių pavojų. Greičiau nei per 10 sekundžių visi zuikiai išsibėgiojo. O Pūkis bėgdamas vis dar galvojo, kaip gerai, kad aš atvykau stovyklauti. Įgijau naujų draugų ir supratau, kad mes visi, zuikiai, turime vienas kitą palaikyti ir vertinti, o ne matyti skirtumus ir šaipytis. Klausimas apmąstymui. Brangus skaitytojau, brangus klausytojau, o kaip tau sekasi būti draugiškam namie, kieme, stovykloje, mokykloje? Ar pastarojų laikų su kuo nors susidraugavai? Ar kokius nors dalykus su draugais labai vertinate? Ar matote kokių nors pavojų ir esate aptarę, kaip vienas kitam padėsite sunkią akimirką? Mokykis būti draugiškas, juk Biblija mus moko. Kas atleidžia nuoskaudą, tas puoselėja draugystę. Ir kaip kvepalai ir smilkalai džiugina širdį, taip ir draugo nuoširdumas stiprina žmogaus dvasią. Nuostabi pasakaitė apie zuikių nuotykius zuikių stovykloje. Jūs pasiklausėt nuostabią pasakaitę apie zuikių nuotykius zuikių stovykloje. O dabar Vilniaus kalėdų senelis jums sako saldžių sapnų. Labanakt.